Ar žinote, kad alaus skardinė nesuyra 250 metų, plastikinis butelis 450, o stiklas net 900 metų. Taigi, deramai nesutvarkytos atliekos ilgam užteršia aplinką. Todėl gavus ES paramą Marijampolės apskrityje sukurta regiono atliekų tvarkymo sistema. Vienas svarbiausių reikalavimų atliekas išrūšiuoti taip, kad jų į sąvartynus patektų vis mažiau, o antrinės žaliavas galima būtų perdirbti keletą kartų. Visose Marijampolės savivaldybėse veikia didžiųjų ir pavojingų atliekų aikštelės, į kurias gyventojai gali nemokamai atiduoti tvarkyti senus baldus, atitarnavusią buities techniką, elektronikos prietaisus, senas padangas. Jeigu į sąvartyną patenkančių atliekų kiekiai didės, jų sutvarkymas reikalaus vis daugiau kaštų ir visiems mums kainuos brangiau. Aš ir mano šeima visada rūšiuojame antrinės žaliavas. Popierių metame į popieriaus konteinerį, plasmasę į plasmasės konteinerį, stiklą į stiklo konteinerį. Tad palikime švarią aplinką ateities kartoms.